Kodėl tau reikia lūpų balsamo vasarą? Pirmas dalykas, tai jisai turi SPF 15, vadinasi apsaugo tave nuo UV spindulių, kurie yra kenksmingi mūsų odai. Antras dalykas, jisai turi regeneracinių savybių, vadinasi tavo oda bus atstatyta, lūpos bus putlios, gražios, švelnios, neširpetos ir mažiau tikimybės pasigauti lūpų pūslelinę. Trečias dalykas, šitas lūpų balsamas paryškina tavo lūpų kantelį. Yra moterų, kurios lūpų kantelio praktiškai neturi, tiesiog reikia pasipiešti pieštuku, kad pasidažyti lūpas. Tai šitas lūpų balsamas su bičių vašku išsprendžia daugiau negu 3 problemas ir tinka visoms amžiaus grupėms. Vasarą ypatingai naudokite ta prasme, iš ryto, vakare, po pietų, kada tik norite, turėkite su savim rankinėje, kišenėje, jisai tikrai labai pravers. Taip pat noriu pakalbėti šiandien apie labai fainą dalyką, kuris reikalingas kiekvienai nusiprausti veidą. Jeigu mes nesivalom makiažo, jeigu mes nebuvom pasidažiusios tą dieną, tai nereiškia, kad mūsų veidas nebuvo užterštas, kad nebuvo patekę visokių statybinių dulkių iš oro, lėktuvai skraido, visokie reaktyviniai kūrai, ta prasme pas mus oras tikrai labai užterštas. Ir pabandykit, jeigu netikit, paimkit ir dienos pabaigoje pasimkite ar tai kažkokią tai batelę ar tamponėlį ir su šlapiu vandeniu tiesiog perbraukite per kaktą, per skruostą ir pamatysite, kokios, jau net spalvą pamatysit. Tai apie šitą Fontanavy Detox valomąjį veido gelį noriu papasakoti truputėlį daugiau, nes jis yra stebuklingas, aš tik tiek galiu pasakyti, nes aš jį pati naudoju ir negaliu atsidžiaugti. Bet nepamirškite, kad jeigu pasidalinsite šituo laivu, į komentarus užtaginsite draugę, parašysite komentaruose pasidalinau, galite laimėti štai šitas puikius šveistukus, jie yra 2. Čia yra tokia grubesnė dalis, o čia yra švelnesnė, labai gerai nušveičia puodus, keptuves, stalviršius, spinteles, viską vonioju, ta prasme, kur ką reikia šveisti, labai fainai. Ir tai yra ekologiškas produktas, taip kad padovanosiu kažkam, tai kas pasidalins šituo video ir į komentarus parašys pasidalinau ir užtagins draugę. Tiesiog random ištrauksiu burtų keliu ir siuntimas neįskaičiuotas. Tai va. Ir grįžtant dabar prie šito mūsų, kaip sakau, stebuklo. Jisai yra veganiškos formulės, švelnus, efektyviai valo odą, palieka ją švelnę, lygią ir spindinčią. Puikiai tinka visų tipų odai, ypač sausai, jautriai, sudirgusiai, suteikia komforto pojūtį, nesukeliant sausumo jausmo, net ir dažnai naudojant. Šitas Fontanavy valiklis detoksikuojančioje diatominėje žemėje yra daug silicio, kuris skatina regeneracinius procesus, mažina dirginimą, gerina veido odos spalvą ir atlieka vaidmenį kolageno ir elastino skaidulų sintezėje, dėl ko oda tampa stangresnė ir sumažėja raukšlių. Čia žinokit, viskas skaitau, kas parašyta pas mus elektroniniai parduotuviai, nes visos tos informacijos atsiminti tiesiog neįmanoma. Kas dar įeina į šitą fainą valiklį praustiklį? Saldžiųjų migdolų aliejus su savo nesočiosiomis riebalų rūgštimis veikia kaip natūralus minkštiklis, atkuria hidrolipidinį barjerą, drėkina ir minkština epidermį, gerai įsiskverbia į odą, mažindamas raukšlių atsiradimą ir sukurdamas apsauginį barjerą nuo žalingų išorinių veiksnių. Maitina, minkština ir lygina odą, gerina kraujotaką, sudėtyje yra ferulo rūgšties ir vitamino E, kurie apsaugo nuo laisvųjų radikalų daromos žalos, o ferulo rūgštis papildomai skatina kolageno sintezę ir šviesina pigmentaciją. Žinot, kaip būna pigmentinės dėmės nuo saulės. Tai labai gerai sutvarko ir šitą dalyką. Aviečių sėklų aliejuje yra linolino ir A-linoleno rūgščių. Taip pat vitaminų A ir E, kurie pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, stiprina odos hidrolipidinį barjerą, užtikrina puikų drėkinimą, pagreitina žaizdų gijimą. Wow! Ir kaip man patinka, jisai, žinokit, jau pas mane į pabaigą, aš va tuoj naują prasidarysiu. Jau nebeliko jo, tai tiesiog išsitraukiu likučius, kvepia nuostabiai.
konsistencija labai maloni, išsispaudžia, jau nėra kas spausti, reikia nuimti. Žinokit, malonumas. Veidą savo prisižiūrėti yra vienas malonumas. 150 ml, jo kaina yra 54 eurai, o šiandien kainuoja tik tai 44. Vadinasi, jūs taupo 10 eurų. Ir jeigu perkate 2, tai dar didesnę nuolaidą padarysiu, rašykit asmeniškai. Tai vat šitas mano stebuklas, aš negaliu nepasidalinti, nes labai myliu, labai patenkinta, o savo veido odą prisižiūrėti aš mėgstu, nes jeigu aš neprisižiūrėsiu, tai labai greitai paskui reikės plastinės operacijas daryti, ne, o tai tikrai kainuoja daug daugiau. O apie lūpų balzamą, tai noriu pasakyti, kad jo kaina yra 11,5. Šiandien jisai kainuoja tik tai 8 eurai. Tai va tiesiog jūs sutaupote 3,5 euro. Tai jeigu norite, rašykite, galiu atidėti, per daug neturiu, tik tai keletą vienetų. O kas pasidalinsite šito laivu ir į komentarus parašysite pasidalinau, užtaginkite draugę, tai tikrai kažkam tai atiteks šitą kempinėlę, išsuksiu random burtų keliu ir padovanosiu kažkam tai šitą šveistuką ekologišką. Tai va, tai tiek šiandieną norėjau su jumis pasidžiaugti, pasidalinti. Mūsų Fontanavy kolekcija tikrai nuostabi. Jeigu dar neišbandėte, būtinai rašykite, jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu. Ir jeigu manote, kad kažkam šitas video galėtų būti naudingas, būčiau dėkinga, jeigu pasidalintum. O jeigu pirmą kartą matai mano video, būčiau dėkinga, jeigu komentarus parašytum naujas ar nauja. Tai tiek šiandien ir susimatysime galbūt kitą savaitę. Tai gražaus jums antradienio ir sėkmės. Ačiū, kas buvot. Iki.